Legalizuosime kyšius ir imsime juos pagal mūsų pačių nustatytus įkainius. Sumažinsime socialinės išmokas iki minimumo, įvesime naujus mokesčius, panaikinsime lengvatas neįgaliesiems, naikinsime darbo vietas ir skatinsime bedarbystę. Visą aukštąjį mokslą padarysime mokamą, o besimokantis dar ir patys turės susimokėti. Prailginsime pensinį amžių iki tiek, kad neliks kam mokėti pensijų. Skatinsime emigraciją ir trumpinsime motinystės atostogas iki minimumo. Gimdysite darbe. Už tą patį darbą vyrams sumokėsime 5 kartus didesnius atlyginimus nei moterims. Ir toliau liksime nepralenkiami, matuojant piliečių laimės indeksą. Auginsime savižudybių skaičių. Ilginsime darbo valandą su programa naktimečiai darbe. Sukursime narkotikų plėtros strategiją šalyje ir aktyviai plėtosime verslus. Skatinsime ir remsime kontrabandą. Mažinsime atlyginimus piliečiams ir didinsime valstybės tarnautojams. Leisime Lietuvos krašto apsaugos ministerijai įsigyti auksinius įrankius kiekvieną mėnesį. Mes esame garbinga tauta. Todėl mes priimsime visus pabėgėlius, net ir tuos, kurie nenori būti pas mus. Panaikinsime kalėjimus ir uždarysime griežtojo režimo įstaigas. Gyvensime taikoje. Uždarysime vaikų globos namus, o vaikus priskirsime šeimoms. Uždirbantis daugiausiai mokės mažiausius mokesčius valstybei, o uždirbantis mažiausiai atiduos visą savo algą valstybei. Nes mūsų valstybė stovi ant paprastų piliečių pečių. Ir pažiūrėsime motinystės išmokas. Valstybei susimokės pačios motinos. Kiekvienam Seimo nariui po naują butą Lazdynuose. Ir pakeisime Lietuvos Respublikos konstitucijos pavadinimą į Konstitutitą.